Sveiki atvykę į Lietuvos advokato kanalą, kuris yra uždraustas Lietuvos teritorijoje, kadangi čia vykdomos informacinės atakos prieš Lietuvą ir dabar įvyks informacinė ataka prieš Lietuvą. Be abejo, turbūt jau girdėjot, kad šį savaitgalį ukrainiečių dronai atakavo Rusijos Primorsko ir Ust-Lugos uostus. Du uostus atakavo Leningrado srityje prie Peterburgo. Ir turbūt reikėtų sveikinti ukrainiečius. Tegul klausimas yra, kaip ukrainiečių dronai pateko prie Sankt Peterburgo. Be abejo, jie skrido iš Estijos teritorijos. O kaip jie pateko į Estiją? Jie pateko į Estiją iš Lietuvos. Ir kaip mes žinom, vienas iš tų dronų sprogo Lietuvos teritorijoje. Tai, akivaizdu, kad ukrainiečiai per Lietuvą iš Lietuvos teritorijos, iš Estijos teritorijos siunčia tuos dronus, kad vyksta puolimas, karo puolimas prieš Rusiją iš Lietuvos teritorijos. Tai visų pirma, kažkas čia bezdėjo, kad Baltarusija leido rusam pult Ukrainą iš savo teritorijos, tai mes matom, kad Lietuva taip pat leido ukrainiečiam pult Rusiją iš savo teritorijos. Ir atrodytų, leidom jiems, čiagi ne mes, čiagi ne Lietuva pasiuntė tos dronus. Bet mes turim suprasti, kad pažiūrėkime Libaną. Libane buvo Hezbollah, tokia šaulių organizacija Hezbollah, kuri puolė Izraelį iš Libano teritorijos ir Libano vyriausybė čia ne prie ko. Libano kariuomenė tame nedalyvavo. Bet Hezbollah puolė Izraelį iš Libano teritorijos ir mes matom, kad Pietų Libanas, ten yra baisu, ten kasdien, izraeliečiai puola Pietų Libaną, kad sunaikintų tą Hezbollah. Nes Hezbollah yra Libano teritorijoje. Tai nėra Libano kariuomenė, bet ten yra Hezbollah, todėl izraeliečiai ten smogė. Tas pats su Palestina. Palestinos vyriausybė, kuri yra Ramalos mieste, nešaudė į Izraelį. Į Izraelį šaudė šaulių sąjunga Hamas. Šaulių sąjunga Hamas šaudė ne valstybinė organizacija, suprantat? Ne Palestinos vyriausybė tai darė. Bet dabar, rezultatas yra toks, kad Izraelis smogė atgal ir Gazos ruože dabar nėra nė vieno pastato, kuris nėra sugriautas. Visi pastatai, 100% pastatų yra sugriauta Gazos ruože. Tai šitie dalbajobai Lietuvos vyriausybėje nori išprovokuoti Rusiją, kad Rusija kaip Izraelis. Nesuprantate, kas vyksta. Rusija yra save gerbianti valstybė ir jie perima amerikiečių taktiką, jie perima Izraelio taktiką. Jeigu Izraeliui galima užpult ant smūgių, tai tada ir rusams galima. Ir suprantat, aš džiaugčiausi, jeigu rusai mestų bombą ant Seimo, vyriausybės ir prezidentūros. Bet ta bomba gali pataikyti, pavyzdžiui, į Kazimiero Juraičio namą. Suprantat, dalbajobai Lietuvos vyriausybėje. Be abejo, tai yra blogai, kad Lietuva iš savo teritorijos leidžia ukrainiečiam leist dronus į Rusiją. Tai yra blogai. Tai, dasižais. Aš aišku norėčiau, kad nedasižaistų. Dėl to, kad nebus taip, kad rusai susprogdins tik tai Seimą. Jie gali susprogdinti ir namą, kur gyvena mano draugas koks nors. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.